Sveikos mergaitės, noriu pasidalinti mano gražuolę mašiną. Visai paprasta mezgimo mašinikė, be jokių monų, tiesiog paprasta, kaip 2 kapeikos. Raštus čia galima, aišku, su ją rankiniu būdu renkantis adatas daryti, bet čia jau kita kalba, tiesiog šiandien noriu papasakot biškį apie mašiną. Dabar, aišku, jinai yra sutvarkyta ir geram stovi ir viskas čia jai gerai, bet kai aš ją gavau, jinai buvo tokia ne visai geram stovi. Taigi, noriu papasakoti, kokia bėda gali būti. Nes tos mašinos, aš dabar net nežinau, gamina jas, negamina daugiau, bet jų yra labai daug ir pardavime jų yra gana daug. Šita mano tai atėjo iš Japonijos. Aš turiu kitą mezgimo mašiną, jinai dabar išvežta kitur yra ir kol kas aš nusipirkau. Tiesa, ta mano kita mašina, jinai gali megzti tik tai plonus siūlus, plonus iki vidutinių, o šita gali megzti ir storus. O skirtumas tas, kad va čia nusiema tos dalis, va taip nusiema tos dalis ir užsideda, va kaip čia yra kasadatai, o užsideda, čia yra kasadatai, o užsideda kita dalis, kur yra kas antrai adatai. Bet aš nenoriu jų įminėti ir skirtumo čia jokio nėra. Tik tiek, kad čia gali kiekvieną adatą gali, reiškia, dirbti, o ant tos, kur, reiškia, storiem siūlom, tai kas antrą adatą, va taip pat. Bet tai man nebūtina juos nuiminėti, tuos, reiškia, tuos dantis, ar kaip jie čia vadinasi, rėmus tuos. Aš tiesiog galiu naudoti kas antrą adatą ir bus man tas pats, reiškia, storiem siūlam. Dar skirtumas yra koksai. Tos adatos yra storesnės, palyginus su, kai yra ploniem ir vidutiniam siūlam, šitos adatos yra storesnės ir kabliukas tų adatų yra šiek tiek didesnis. Jos tokios, rimtesnės yra. Dėl to ima storesnius siūlus. Tai va, ir dėl to mano ta mašina, kuri daro vis tokių milijonus raštų ir visko, jinai negali imti storų siūlų, o šita mašina gali imti storus siūlus ir todėl aš ją nusipirkau. Kaip sakiau, aš ją parsisiunčiau net iš Japonijos ir jinai buvo, tokiam pagyvenusiam stovi. O čia dabar matysit nuotraukas, kaip atrodo apvertus ją. Vat aš galiu dabar apversti šitai, kad parodyti tiesiog skirtumą. Jinai yra labai lengva, labai paprasta, plastmasinė, nėra ypatingų įrenginių joje, jinai yra visai paprastutė. Va, karietą nuėmė ir jinai labai lengvai manipuliuoti ją, labai pasidėjai iš šoną, kai trukdo. Aš tai stalo specialaus neturiu, aš pasiėmiau lyginimo lentą ir man lyginimo lentos aš ją prisuku ir man labai gerai. Ir va, su viena ranka aš ją pakeliu, va, apversiu. Ir kai apverčiu aš ją, matot, niekas nebyra, visos adatos stovi vietoj. O visas remiasi į va šitą va, nežinau, ar čia matysit, va iš čia gal parodysiu. Va tokia poraloninė juostelė. Čia nelabai matosi, va iš to galo parodysiu. Va. Jinai yra tokia poraloninė juostelė. Jos parsiduoda gatavos, iš kur aš ją pirkau. Pas kiniečius, iš kur čia galiu nupirkti. Pas kiniečius jos parsiduoda, parsisiunčiau. Reiškia, ta, kuri šičia buvo, tai jinai buvo va tokia, va, visai kūda, tas poralonas per daug metų supliuško ir, žodžiu, va, kaip matysit nuotraukoj, va, matot, visos adatos yra išbyrėjusios, jas tiesiog apverti ir visos adatos tiesiog savaime išbyra. Na va, žiūrėkit, kaip neina, karieta visai nejuda, kliūna adata. Tiesiog vat, matosi čia, kaip užsilenkia jinai. O visa tai yra todėl, kad yra susidėvėjusi
poroloninė juostelė, kuri prilaiko adatas. Ir dėl to adatos neprispaudžiamos ir jos laisvai juda, stumiant karietą, tos adatos iš savo vietos išjuda ir pradeda kliudyti. Tai faktiškai, ką aš padariau? Aš išėmiau visas adatas ir išvaliau tas adatas, nes jos buvo trupučiuką lyg parūdijusios. Ir aš visas jas su alyva biški ant škudurėlio alyvos užpyliau. Ir tas adatas, kiekvieną adatėlę pravaliau. Ir ten visos rūdys, nerūdys, apsinešimai kažkokie, visi labai gerai nusivalė. Po to aš į tą griovelį turėjau įkišti tą poroloną, bet jisai labai lengvai nelenda, nes jisai pilnai užpildo tą griovelį ir teko tokiais, kadangi reikia po tais masiniais rėmeliais, tai nelabai patogu buvo tai daryti ir reikia tai daryti mažom tokiom atkarpėlėm, nes įkišti ir ten pratraukti per visą taip neišeis. Kelis prakiši intervalus, ištrauki tada visą ir toliau kiši sekančius. Aš nenuiminėjau tų visų plokščių metalinių, aš palikau jas vietoj ir tiesiog su pincetu po truputuką kišau tenais po tais plasmasiniais rėmeliais ir po truputį visą tą poroloną ir įdėjau. Nelengvas tai buvo darbas, gana užėmė daug laiko, bet neskubant viską galima padaryti. Po to kiekvieną adatą reikėjo įdėti į savo vietą. Iš pradžių vieną galą reikia atidaryti liežuvėlį, nes kitaip kliūdavo jisai. Iš pradžių įkišu vieną galą, o kad paskui tą poroloną reikia prispausti, kad iškišti į šitą skylutę. Tai apverčiau mašiną ir tiesiog pirštu paspausdama tą poroloną žemyn. Čia su pirma adata trupučiuką kebliau, bet taip žemyn ją nuspaudė ir jinai įeina į savo tą vietą, kur jai priklauso būti. Ir taip paskui kiekvieną adatą taip ir sudedu. Adatos, adatų galvutės, jos yra skirtingų spalvų. Vienos yra pilkos, kitos yra žalsvos. Čia kaip adatą rodau, kaip laikosi. Ir jas reikia kas antrą dėti, vieną pilką, kitą žalsvą. Nes kai mezgi, labai patogu matyti iš karto, kokios adatos naudoji, nes jeigu tu kas antrą mezgi, ar tiesiog ir skaičiuoti lengviau yra, jos ne visos vienodos. Tai vėl kiekvieną adatą pravalius dedu į savo vietą.
Ir čia gaunasi toksai kaip, va čia dabar čia adatos sudėtos. Paskui, reiškia, sudėjau adatas. Visas adatas išvaliau ir sudėjau jos čia taip pat išsijama. Pasikelia, išsijama va taip pat lengvai. O dabar aš aišku jų neimsiu. Ir tos adatos tą poroloną prilaiko. Nes jos va čia išeina, ten įeina ir va matot kaip jos va vaikšto. Jeigu aš tą paminkau poroloną. O tas porolonas laiko adatas vietoje ir dėl to tos adatos, savaime nelaksto. Tik tai, jos lengvai vaikšto, bet ta prasme, o taip jau savaime jos nelaksto, kaip kad anksčiau būdavo. Nekrenta, niekas, ta prasme, nesidaro. Tai va, čia tokia pradžia, parodau, kaip atrodo jau sutvarkyta mašina. Ir niekas jai nesidaro, jinai negali sulūžti, nebent su plaktuku ją kažkaip laužyti. Vat, užsideda karietėlę sau ramiai. Vat, ir mezgi. Jeigu kiekvieną adatą mezgasi, tai mezgasi plonesnis siūlas. Jeigu storesnis siūlas, tai tada kas antrą adatą išsirenkam ir tada ant storesnių siūlų. Va čia laksto tie blizgučiai, tarp kitko mezgant su šitais žvyneliais. Mesgiau aš megztinį su žvyneliais, tai labai daug žvynelių nukrito. Eina, aš nežinau tiesiog ar nupjauna, ar juos nurauna, kai brauki su karieta. Pilnas kilimas buvo ir čia vat dar kur nekur tų žvynelių liko. Tai va, dar aš turiu iš kiniečių parsivežus, aišku, čia ne reklama, bet tiesiog kaip pagalba, nes aš visą laiką, kai megzdavau, man visą laiką būdavo mažai šviesos ir man būdavo labai nesmagu. Tai aš čia tokią vat lempą, čia jinai prisisuka prie lentos ir jinai va taip pat pirmyn atgal vaikšto va tokia va. Ir va čia reiškia yra, jinai reiškia kaip spinduliai tokie du į vieną į kitą pusę ir jinai kaip tik apima visą mašinos tą plotį. Galima ją nusileisti, jeigu reikia pasišviesti arčiau. Galima pakelti, kad netrukdytų, jeigu nereikia taip jau preciziškai. Joje yra 3 spalvų šviesa. Tai balta, geltona, balta šalta, balta šilta, tokia geltona. Ir galima maišyti per vidurį, jinai bus pusė šaltos, pusė šiltos. Tai labai ta lempa labai man padeda, nes iš tikrųjų man visą laiką būdavo labai, akis jau nebe tos, aišku, ir labai man būdavo mažai apšvietimo. O šitas apšvietimas yra vietinis, aš visaip galvoju, kaip čia man pasidaryti apšvietimą, kad man būtų virš mašinos grinai. Nes įsijungi viršų, jis kažkur ne ten šviečia, stalinės lempos kažkaip irgi nelabai. Tai va tas apšvietimas šitą lempą, tai man superinė.